Kaip ir vyram Rūbiniai sakiau, kažkas turbūt turi mūsų komandos vadulėlę ir po truputėlį ją bado. Kontroliavom, atrodo, žaidimą, kūrėmės progas, neįmušėm įvarčių į svetimus vartus, bet įsimušėm vieną į savus. Tai gale turim 0 taškų, jie turi 3. Niekam nebus įdomu, kad gerai žaidėm, kad kažką darėm teisingai, bet gale lieka 0 ir 3. Matėme Karlos Eduardo žaidžiant Bangoje dešinio krašto gynėjų, arba tiksliau krašto žaidėjų. Jūs kažkaip jį matote kitoje pozicijoje, gal galite pakomentuoti, kaip apskritai jis atsirado Transinvest komandoje ir ar tai jūsų toks sprendimas, ar galbūt matėte, kad žaidėjas anksčiau yra žaidęs toje pozicijoje ir gali duoti daugiau naudos komandai. Karlosas labai techniškas vaikinas, priima gerus sprendimus, tai norisi jam duoti aikštės viduryje priimtos sprendimus, o ne krašte, tiesiog daryti skersus perdavimus. Tai jisai šiandien puikiai sužaidė, manau, savo pozicijoje, jisai pas mus savo pozicijoje vidury priėmė daug kamuolių, pakeitė pusės, darė viskas, kas iš jo reikalaujama. Mažai kamuolių prarado, laimėjo oro dvikovas, tai jisai mums stiprina vidurį. Treneri, čia aišku negalima lyginti tų rungtynių su čekais ir čia, bet atrodytų, kai Devens žaidė vienas priekyje, tų įvarčių buvo daugiau. Aišku, čia negali sulyginti tokių situacijų, kad buvo nerealizuotos progos, bet ar pačiam dabar kyla tokių pamastymų dėl tos atakuojančios grandies žaidėjų, dėl išsidėstymo po pastarųjų rungtynių serijos? Su Sūduva žaidėm 2 puolėjais, Devensas nebuvo vienas Smaigaly ir su Sūduva jis rado 2 įvarčius. Su čekais irgi ėjom į tą pačią schemą, nes Devensas tada buvo šiek tiek pirmos rungtynės planas jį atlaisvinti vidury, o šiandien numatėt patys, kad Banga atsistojo 9 žmonėm savo aikštės pusėje ir tiesiog realiai buvo sunku atrasti tas erdves, reikėjo skersų perdavimų ir koncentruotis į baudos aikštelę. Tai kai erdvės nėra, sunku bet kokiam puolėjui. Ar tie tokia sunkesnė atkarpa iš 2 rungtynių kitą savaitę varžovai ir pajėgus, kokius akcentus dėsite kitą dieną? Tai akcentas vienas, tai mums reikia taškų, mes dabar esam lentelės apačioj ir bet ekstra tų taškų, tai toj lentelės apačioj ir liksim. Reikia kabintis už kiekvienų rungtynių ir tikėti, šiandien tiesiog nepasisekė, sakau. O žaidimas pats nėra prastas, tiesiog sėkmės.